vieną iš ryškiausių, turbūt Lietkabelio veidų, tai numeris 10, jau daug kartų pristatytas ir pas mus rodytas Vytenis Lipkevičius. Labas, Vyteni. Sveiki. Kaip tu? Dabar jau neblogai. Nu, ką žinau, toks sunkesnis periodas buvo. Vėl ta tokia nelemta trauma gavosi, tai gal nelengva, tai tos pirmos porą savaičių galbūt tikrai tokios sunkios psichologiškai, bet paskui, nežinau, išsioperavau, dabar tik geryn, nu tai, kaip sakyt, visas negatyvas jau už nugaros, tai dabar tik tai, kaip sakyt, tik pozityvas ir kuo greičiau grįžti. Tai vat ir buvau pasirašęs savo pirmą klausimą, kaip tavo trauma ir kaip tai įvyko. Aš pats stebėjau tas varžybas arenai ir mačiau, kaip pergriuvai ir mačiau, aišku, tavo vidės skausmo išraiškas ir kai tu atsistojai, mačiau, kad tu susiėmei už kitą peties, ne už to, kur buvo jau operuotas. Tai taip net akmuo atrodo nukrito, žinai, sako, ačiū Dievui, ne ta trauma, tai viskas bus gerai. O tu pats tą momentą atsimeni, kaip griuvai ir ar jau supratai iš karto, kad čia bus blogai ar... Tai aš jau kontakto metu pajaučiau, kad, kaip sakyti, jau nieko gero nebus ir ten realiai aš nenukritau, o gaunasi, kad užtvara tokia tvirtą gavau ir, nežinau, daktaras man sakė, kad toks sukrito daug tokių negerų aplinkybių į vieną vietą, kad tiesiog lindau į tarpą, buvo ištiesta ranka pilna ir gavau smūgį iš viršaus. Tai sakė, prie šitų visų aplinkybių labai didelė tikimybė, kad būna išnyra, tai man ir išniro raktikaulis. Tai tiesiog, nežinau, tas jau kai smūgis buvo, pajautai, kad kažkas toks jau, žinai, išėjo iš vietos ir viskas. Ir toks tas skausmas momentinis pradžiai buvo, atsistojau, paskui lyg to skausmo nebuvo tiek daug, bet kai nuėjau į rūbinę, atsisukau į petį ir pamačiau, kad tas petis taip va. Tai, sakyti, jau supranti, kad jau ten gero nieko nebus, tai ir viskas, tai... Bet tu neilgai ir nuo tos traumas kitos neilgą laiko tarpą tai jo, tai ten turbūt, žaidžiau porą mėnesių kažkur, tai kai pradėjau žaisti, va tas ir buvo sunkiausia, gal kad ten vasarą tiek ir sudarimo čia tikrai daug dirbom, daug to prakaito išlieta, toks atrodo tik tai grįžom. Tas natūralu, tas ritmas pamestas, po truputį atrodo jau pradedi viską gaudyti, grįžinėti ir vėl tas toks, kaip, nežinau, su šlapiu skuduru per veidą. Tai kaip sakau, paliūdė, pasinervinė ir paskui... O psichologiškai kaip sunku buvo vėl, kai sužinojai, kad tokia... Ne, tai aišku, kad psichologiškai sunku, tas fizinis skausmas, tai žinai, čia paskaudėjo, praėjo ir žinai, kad geriau bus, tai tas psichologiniai dalykai čia turbūt gyvenime svarbiausia ir yra, kad nenuleistų rankų, ne viskas gyvenime vyksta taip, kaip planuoja, kaip nori, tai ir viskas, kaip sakau, palydėjau, pamiršau, dabar jau dirbu ir žiūriu, ką galiu padaryti į ateitį. Tai ar šį sezoną dar įmanoma tikėtis grįžimo? Taip įmanoma ir nežinau, čia dar daug niuansų paskui priklauso tose galutinėse stadijose, tai kaip sakyt, dirbsim, darysim, kad prognozės aplenkt, tai manau tikrai realu, o kaip gausis, matysim. Sėkmės tam. Prireiks. Čia jo. Kolega. Aš kaip ir klausiau dėl šitų grįžimo, o tai dabar, kas čia daro su to mūsų Lietkabeliu, iš tikrųjų, aš galvoju. Nes traumos. Taip, bet ta prasme, tai traumos ir kitos komandos, pažiūrėkit, tų traumų turi, tai čia aš manau, visų pirma, kontaktinis sportas, kitas dalykas, krepšinis, taip, kaip sakyt, gal evoliucionuoja, keičiasi labai greitai, kad jisai dar labiau greitėja, atletiškėja, tai tie kontaktai stipresni gaunasi, tų traumų tikimybė didesnė, tai, aš nežinau, ta prasme, pas mus tų traumų yra, bet aš žiūriu aplinkui komandos, jų irgi yra, tai nežinau, ką ir galiu pasakyti, ta prasme, neišskiriu, kad čia pas mus vienus tokia problema, tai visur ta problema yra ir visada buvo, kad krepšinis, kontaktinis sportas, traumų tikimybė nemaža, tik tiek, kad natūralu, jūs sekat Lietkabelį, tai jums atrodo, kad pas mus viena tokia problema, tai aišku, kaip sakyt,
savos problemos didžiausios atrodo. Na taip. Jo, visą laiką arčiau mūsų. Dar vienas klausimas, mes šiaip pasirašėm, ką mes turim, Tai visą kas gerai. mums įdomu. Vienas iš aktualiausių turbūt šiandien dienai klausimų. Čia reiks aplankyti Vytenį, papasaka, kas dabar vyks su mūsų komanda. Kalbant apie tai, kad mes iškart šiemet guldam Žalgirį, 2 kartus guldam Rytą, tada prasileidžiam nuo tokių kaip Kėdainiai, tai kas nesiklijuoja kartais, kodėl taip komandai? Tai, kaip pasakyti, čia tas toks krepšinis yra tas, nežinau, tas toks atkarpų, tie kalneliai amerikietiški, tai tas bangavimas pas mus, yra šį sezoną toks, nežinau, čia tsunamio palyginus, užkylam ir leidžiam į žemyn, tai, bet kai pradedi žiūrėti, tai daug tokių dalykų susideda, pasiruošimos pradžioj būtent aš, Dovis, mes ten darydavom tik tai dalis treniruočių, ne viską, tada Aimakas tik tai gavo traumą pasiruošime. Tada, kaip sakyti, atvažiavo Augustinas, tada po biškį grįžinėjau, po truputį atrodo jau visi ten vėl apsiklijuoja, tada vėl aš traumą gavau, tada Rubito kontraktas baigėsi, tada Justas vietoj manęs atvažiavo, tai krepšinis toks dalykas, kad tai yra komandinis, reikia išdirbti, taip toliau viską ir iš to aš manau tie bangavimai didesni ir gaunasi, kad treneriui dar kitiems žaidėjams reikia daugiau to laiko perteikti tas idėjas savo, ką jis nori iš mūsų ir ko tikisi. Ir natūralu, kad tas visas procesas persikelia į rungtynės. Ir tos rungtynės, kaip sakyt, tie pralaimėjimai skaudus tiek jums, tiek mums yra. Tai, mums kartais jau šiek tiek... Ir patikėkit, ta prasme, tai jeigu jūs galvojat, kad žaidėjai ir ten treneriai nesinervina, tai taip nėra ten, tikrai ir daug, nežinau, kaip čia dabar tai pasakyti gražiai, ir tų ir pykčių būna, ir tų rėkimų, ir tų video ilgų žiūrėjimų, tai tikrai matau ir žaidėjai pergyvena, tikrai nėra taip, kad jiem nerūpi. Ir kartais susidaro toks vaizdas, kad iš to pergyvenimo ir tokio kartais atrodo per daug sureikšminimo to situacijų persinešam į sekančias rungtynės. Ir tas gaunasi paskui jau atrodo nori, bet neišeina. Ir vis tiek, tam tikra prasme Lietkabelis yra komanda ir manau labai gerai, kad per tą eilę metų užsiauginom tą, kad mes jau norim visus nugalėti ir jeigu nelaimim prieš kažką jau ir mes esam kažkaip, kodėl taip. Ir jūs, ir tos lūkesčius užsiauginom, ir tai yra labai gerai, reiškia, esam komandai, kuri kažko siekia aukščiau. Tai aš manau, sukandę dantis dar truputį dirbam ir viskas bus gerai. Aš nežinau, aš su treneriu eilę metų ir aš tikrai tikiu, ką jis daro ir aš tikrai esu ramus, kad jisai tikrai išreikalaus ir mes žaisim kaip komanda, žaidėjai tikrai savo geriausias versijas, tai dar pakenčiam. Nes kartais labai keista, mums kaip fanam, tiem žmonėm, kurie nuo šaly žiūri, kai Aimakas nuvažiuoja į Vilnių ir visiškai dominuoja, Gudaitis ten realiai prieš jį nieko net padaryti negali, paskui nuvažiuojame į Kėdainius ir Aimaką kaip nėra išjungtas visiškai. Tai, žinot, nepamirškit to dalyko, kad Aimakas dar naujas lygoje. Tai pavyzdžiui, aš manau, kad su Rytu buvo gal net pirmus rungtynės ar ne LKL. Gal antras, ar ne? Tai nepamirškit, kad dar tos komandos irgi taip truputį, gal ir tas skautingą taip dar pasižiūri, gal nesiteikia kažko, o paskui tos kelios rungtynės praeina, jau geriau pamato, geriau akcentuoja kažką, tai ir žinot, kaip čia ir kortuose, sako, ta debiutanto sėkmė, pradžioj viskas gerai, o paskui jau reikia prisitaikyti kažką, tai tas procesas vyksta ir jisai tikrai tobulėja, tik aišku visi nori, dabar čia ir dabar, bet viskas bus gerai. Progresas jau matosi. Yra, ir per tas treniruotės matosi tas detalės, jau pradės, jau ką treneris akcentuoja, nori iš jo, jis jau pradeda suprast, daryti, tai, kaip sakyti, ir mes, ir jūs matot, kad tą potencialą turi ir gali, tai
treneriai spaus, kad tas potencialas greičiau atsiskleistų. Vat, dirbat salėje, treniruojatės, o kaip už salės ribų, kaip komandos ryšys laisvo laiko, Tai komandos ryšys, ta prasme, mes žaikštelės. tikrai daug laiko praleidžiam kartu, tai Panevėžys nėra didelis, tai nežinau, mes ir pietaujam visi kartu, ir kavos nueinam, nežinau, vat Eurolygos vakarai būna pas kažką keliese nueini, ta prasme, nėra taip, kad visa komanda privalo kažkur ten būti, nes mes tikrai sezono metu daug labai kartu praleidžiam ir ypač kaip Europos taurė būna tos kelionės, tai net yra kartais tokių atkarpų, kur jau net matai, kad vieni nuo kitų jau net ir pavarsi, kad tiesiog gal ir gerai, ta kokį dieną kitą ten gal važiuoti namo ir tiesiog ramiai pabūt, kam ten, nežinau, su kompiuteriu pažaisti ar knygą paskaityti, kad tiesiog tas pailsėti vieniem nuo kitų, bet šiaip tikrai leidžia laiko daug, chebra gera, nu nežinau, prasme, nieko nėra kažkokio išskirtinumo kaip eilę metų, viskas atrodo taip vyksta kaip visada. O kas Lietkabelio komandai, sakykime, yra toksai stiprintuvas ryšio, kuris daugiausiai sutraukia visą, sakykime, toks sielas, sakykime. Tai čia turbūt eilę metų, tai čia vis tiek jau mes su Gabu tokie, kur jau čia per tiek ėjom, matėm, tai ir gaunasi, kad čia turbūt vat, mes su Gabu, kas ir turbūt natūralu. Jis Panevėžietis, aš jau N metų, tai jau mes sakė, jau apsitrynė, jau čia, žinai, kartais jau pasikalbėjau, reikia biškai gal pasidėti ten kažką, tai pasiorganizuojam vakarienę, nu tai vat, pasikalbam, padiskutuojam, tai vat, mes su Gabu šito užsiėmam eilę metų, tai vat, toliau tą patį darom. Dabar turiu įdomų tau klausimą. Pasiklausyk. Kas blogiau? Laimėtas, bet tavo blogiausias rungtynės karjerai, nu maždaug su minus 35 naudingumo balais. Nu čia reiktų gerai pasistengti. Su trenerio Nėno ten visais pizduliai prie jūsų suolo. Ar tavo geriausias karjeros rungtynės, kur ten 45 taškai, 45 naudingumo, bet praloštas varžybas? Bet čia reguliaus sezono? Reguliaraus, sakykime. Ką renktum? Ne, tai sakyt, vėl ten kaip čia dabar tokius, vat, jeigu galėtum pasidėlioti, tai jeigu pradžioje sezoną sakytum, tai mitas geriausias ir viskas, bet nu, vis tiek čia, tai aišku, imtum tas, kad komanda laimėtų ir viso, nes labai jaučiasi ant to viso mikroklimato, kaip sakyt, kai pralaimim, treneriai rizlesni, tada taip toliau visi žaidėjai tokie labiau įsitempę, tas, nu, jauti, kad viskas kitaip, kad kai laimi, bet ir pats, pavyzdžiui, kažką prastai sužaidėjai, tą vakarą pasinervina, kitą rytą atsikėlė, viskas gerai, atėjo aplinka, visi patenkinti, laimėjom, viskas gerai, tai ypač dabartinį karjeros stadiją imčiau tą pergalę ir viskas. Bet buvo laiks, ne, kada būtų... Ne, tai gal kažkaip tai, gal kai jaunesnis buvai, nu, tai vis tiek gal kažkiek tai ten, gal tas kažkiek tai geros rungtynės ten tokios duos ten tą stimulą, nežinau, į ateitį dar kažką, dabar tiesiog labiau galvoju komandą, kad tai geriau laimėti ir visi bus patenkinti. Mes va čia neseniai žiūrėjom tavo karjeros, tas visas statistikas. Tai kiek 28, ne, buvo suvertęs Vitenis kelintais? Turi statistiką? Turi statistiką. Tai 28, tai čia, tai buvau dar daugiau suvertę. Tai daugiau, va, ne? Jo, KMT buvau daugiau. Tai čia 28, aš net prieš Juventusą, man atrodo, ar ne? Čia vienais metais. Europos tauriai 28 taškai 24 metais. Ačiū naudingumo balai, taškai 17, čia tavo rekordai. Europos taurės. Su Butišnos, man atrodo, namie. A ne, su Rumunija, blemba, užkrito. Karjeras daugiausiai. LKL 34, naudingumo 34 taškai, balai, taškų o taškų 28. 2009 metais. Kur to metu rungtyniavai? Nepameni? Aišiuose, man atrodo, ne? Man atrodo, 20 metais. Tai va tada rinkais, man atrodo, ne tik pergalės siek, Ne, ta tiek prasme, suvalyti. kaip pasakyti, tai buvo ten vis tiek vieni iš pirmų tų metų vyrų krepšinį. Paskui tiesiog eidamas
apsišlifuoji, ko iš tavęs tie treneriai labiau tikisi ir taip toliau ir nežinau, patapau tokiu, kokiu patapau, bet patapau svarbiausia laimėtojų, nes per karjerą sekėsi pabūti tuose komandose, kurios vis kažką laimėdavo ir tai, nežinau, dėl to esu laimingas. Daug sezonų Žalgiryje, ne, pražaidė. Jo, 5. Tai ir Lietuvos čempioną, ne? 5 kartus. 5 kartus. Karjera jau tavo pasisekus tikrai. Nu tai vat ir su Lietkabeliu, kiek pasisekė laimėti, su tais pačiais Prienais irgi pirmus kartus laimėjom ir ten tas bronzas, tai jo, geri prisiminimai. Geri laikai buvo. Dabar toks kitas klausimas. Kas geriau? Ar kai treneris lentą paėmęs teškė visais matais ir rėkė per visą minutės pertraukėlę, žinai, visų žaidėjų, aiškina, kad jūs net gerai darot, ar kai beveik visą laiką pratyli? Oi, tai tikrai kaip blogiau, kaip pratyli. Nes, nu, kaip sakyt, kai rėkia, tai yra dėl ko rėkia. Tai išleido tą emociją, supranti, kad yra dėl ko, kad kaltas, atklausėjai ir viskas. O kai jau treneris tyliai, jau supranta, kad jau viską išbandė ir jau nieks nepadarė, maždaug jau eikit jūs jau, žinai, tai jau šitas, manau, variantas blogesnis, jau tegu geriau reikia. Kol reikia, reiškia, yra dar dėl ko reikia kažką pakeisti, o kai jau nustojau, reiškia, turbūt jau ir pas treneris nebetiki, kad jau čia gali su mumis kažką padaryti. Tai ir buvę pas mus Lietkabely, taip. Tai buvę, tai irgi treneriai reaguoja, tai jau kartais toks trenerio būna irgi toks, kad specialiai nieko nesako, kad tą sukrėsto žaidėjus, kad toks kaip spyris į užpakalį, tai jau kažką patys galvoja, kad kas čia jau yra, jau treneris net nenori jums nieko sakyti per tai maudą. Tai nedažnai, bet būna. Dar klausimukas. Kas pavojingiau komandai? Piktis, kai, sakykime, vienas kitam išreiškia pretenzijas rūbiniai po varžybų, ar kai tiesiog visi abejingi, po varžybų jokie pykčia, visi tylit, nieks su nieko nebendrauja. Kaip manai, kuri situacija šiaip komandai pavojingiau, kaip pačiai komandai tą ryšį? Aš tai manau, tas tylėjimas. Tas, kaip sakyti, pykčiai konstruktyvus, tas kažkoks dialogas turi būti ir jisai ir būna ir ten tik tai reikia suprasti, kad tai yra apie žaidybinės situacijas ir jokie ten asmeniškumai ir taip toliau. Tai aš manau, jų bus ir čia niekas nepasikeis, nes normalu, kad visi žaidžiam, visi norim laimėti, visi kartais kažkuria situacija savo įsivaizduojam. Ir, kaip sakyti, nėra problema pasipykti ar susipykti. Tik tai reikia mokėti neperžengti tos linijos, kad nenueiti į kraštutinumus ir, kaip sakyti, neįžeisti asmeniškai kažko. Tai nes visi esam skirtingi ir, kaip sakyti, vienam gali kažką griežčiau sakyti, jis jau ten už 5 minučių sakys, ką sakei, o kitam gali ir švelniau sakyti, bet jis, nežinau, ten kelias savaitės vaikščios ir toks matai, kad jis laiko ant tavęs kažką. Tai, bet vienareikšmiškai, nežinau, esam vyrai ir kartais išsirėkti ten kažką yra daug geriau negu laikyta visą tokį viduj. O kas dažniau pas mus Lietkabelio komandai? Būna po skaudaus pralaimėjimo ar patylėt, ar aiškinatės kažkokius santykius, kad kažkas... Ne, tai nereiškia, kad kiekvienas rungtynės yra rėkavimai ir taip toliau. Tai kaip ir visur tas yra momentumas. Tai natūralu, kad būna kažkiek ramesnių rungtynių. Paskui jeigu tos rungtynių eilė blogiau ir kažkas, tai natūralu, kad būna kažkoks tai truputį sprogimas, tas emocinis, kur kažkiek tai gal pradžioj būna tiesiog padiskutuoji. Kartais būna, matai, kad kurie žaidėjai gal eilę rungtynių tą patį, ar tai gal tada jau truputį tas tonas griežtesnis būna. Bet čia, aš manau, čia visose komandose tas vyksta. O šį sezoną Lietkabelį, sakykime, kokias jums emocingiausias rungtynės buvo šiais metais, buvo kažkokios ar teigiamas, ar neigiamas emocijas, bet kurios daugiausiai kėlė emocijų? Tai aš manau, toks
emocijų, nu tai, nežinau, Žalgirį laimėjom, tuo pačiu Rytų laimėjom tam džipę pagaliau po ten. Rūbinė jau buvo triukšmo, ne? Jo, tai visos tos prisimenė tuos gerus dalykus, aš kitų blogų nenoriu prisimenu. Aišku, ten, kai Kėdainius gavom, tai Nužudė. ten, kaip sakyti, tai tikrai buvo ir ten ir Rūbinė, ir treneris kalbėjo, ir mes kalbėjome, nu ir ten, taip sakyti, tai, bet tikimės po tų visų. Man asmeniškai šį sezoną pats skurdžiausias pralaimėjimas Lietkabelio buvo Kėdainis, nes mes Stantince važiavom, žinai, kad nu, toj Utenoj pralošėm, dabar Lietkabelis sudraskėsi gabalus ir neina niekaip, ten jum neina. Tikrai, kaip sakyt, turiu dėl ko tas pretenzijas reikšti, nes ir patys buvom nepatenkinti ir nusivylę ir taip toliau, tai bet, kaip sakyt, nežinau, eilę metų su tais Kėdainis mes, nežinau, kažkaip ten, kas čia yra, nežinau. Jie turbūt labai nori. Nežinau, ar nu, kad neįvertinam, tai jau nesinori tikėti, nes jau eilę metų gal net kartais per daug juos pervertinam ir kažkokius savo užsidedam, nežinau, nu, aš nežinau, kaip čia paaiškinti, bet turim, ką turim, nu, nežinau. Buvom žina kova su Utena, dabar iš Kėdainių dar važiavo tą patį. Įsibroja. Jo, o pavyzdžiui, po varžybų pralaimėtų kažkokių, sakykime, ir ateina ir pradeda ten bajaruoti, juokauti. Kaip tas gydo ar suerzinti iš tikrųjų? Nu, kad nebuvę čia pas mus, žinokit, jeigu kažkokių užuominų ir būtų, labai greitai būtų nuraminta, ties, nu, nežinau, aš man kažkaip nebuvau tikrai pas mus tokių variantų, nes būtų labai greit nuraminta ir jeigu nepavyktų greit nuraminti ir tuo metu eitų treneris su visų stafu, tai labai greitai ten nuramintų, tai nežinau, čia jau turi būti išskirtiniai atvejai ir išskirtiniai žmonės, kurie jau totaliai, nežinau, nerūpi niekas ir gal net, nežinau, intencijų specialiai tą daryti, kad kuo greičiau palikti komandą dėl kažkokių priežasčių, tai, nežinau, tokių neteko. Tavo karjera tai labai ilga, daug metų žaidži profesionalų krepšinį. Ar yra buvę kada nors, kada komanda, sakykime, tampa nebe komanda, 5 žmonės aikštelėje lakstantis? Nu, nebūtinai tankant Lietkabelį, bet ar buvo tokių akimirkų kažkur, kad, nu, jau nebėra komandos? Faktas, kad buvo, tai ir pradžioje karjeros žaidžiau ten tose komandose, kur buvo pinigų problemos. Mes buvom keli jaunesni žaidėjai, kur skolinti Žalgiriui buvo, tai mums kaip ir Žalgiris mokėdavo, tai mes gaudavom pinigus, kita komanda dar negaudavo, tai matydavai, kad ta motyvacija, mes kaip ir norim žaisti, ne, tai tokies gaudavosi, kad prasilenkė, mes kaip ir norim žaisti laimėti, o tie žaidėjai kaip ir jaučiasi nuskriausti tam tikrą prasme, kad jiems pinigai vėluoja ir dėl ko čia stengtis. Tai va tokių situacijų būdavo, bet nu, stengdavai suprast, kad stengdavai apsikeist to žaidėjo kito vietoj, ką tu darytum to situaciją ir tu galvoji, kad turbūt taip pat elgtumės kaip ir jie. Tai, bet va, kaip iš tos situacijos, kad grinai va, ten būtų 5 čia, tai ne, taip tai nebuvo. O tai tave dabar asmeniškai, kokia emocija po pergalės pasiekia greičiausiai? Džiaugsmas ar palengvėjimas? Dabar tai palengvėjimas. O anksčiau? Ne, tai toks, kaip sakytų, tai vis tiek Lietkabelis, jaučiam tą atsakomybę, ypač tokios rungtynės, nežinau, ten su tais lentelės, gal antros pozicijos komandų, kur jau tikrai mes privalom galėti, tai laimėti. Tai aišku, pirmiausia, toks ateina palengvėjimas, kad padarėm, ką reikia padaryti ir tada jau tas džiaugsmas, kad jau iki sekančių rungtynių ta emocija geresnė bus. Mes esam ten tau paruošę vieną įdomų žaidimą. Tik, nu, toks, čia nereiks tau eiti. Žmona nesupyks? Ne. Taigi. Kadangi vis tiek tavo, kaip pasakyti, karjerą, nu, nebepasirašys turbūt jau 15 metų kontraktą. Oi, ne. Tai jau ko gero vis tiek jau turbūt galvoji ir apie ateitį. Ir mes čia sugalvojom truputį pažiūrėti, nu, tu esi iš kalbos, tai tau ir parinkam tokią užduotį.
Mes parinkam tau čia keletą specialybių. Vis tiek tu jau matai, kaip išeisi iš krepšinio, tau reiks eiti į pokalbį dėl darbo. Nu vis tiek ieškosi, žinai, darbo biržą ilgai neišstovėsi. Tai parinkam keletą specialybių ir norėtume, kad tu ištrauktum vieną iš jų. Nu ir tiesiog įtikintum mus ir žiūrovus, kodėl turėtų tave priimti tą specialybę. Tai 2 kartus pabandysim ištraukti, pažiūrėsim. Makaronus, kad žinau, kalbėt gali, bet darbo pokalbiai. Ką išsitraukiai? Žmogų žadintuvą. Nu ir kodėl tu dabar tiktum šitam darbui? Kokios tavo yra tos charakteristikos ir... Nu, šiaip visą laiką toks buvo atsakingas, punktualus, tai metam bėgant tas tik stiprėja. Ir, kaip komandos kapitonas toks visą laiką žinau, kad turim, pavyzdžiui, nežinau, video peržiūrą. Tai turiu parašyti žinutę į komandos chatą, priminti, kad turim. Ateini, žiūri 5 minutės lieka, nėra žaidėjo kažkurio, tai kuris, tarkim, jau būna visada tiek laiko likus, tai jau jam skambini. Tai galėčiau šitą darbą daryti, ar nežinau, ar kažkas už tokį darbą iš viso įdarbintų ir mokėtų pinigus, kad žmogus žadintuvas būtų, bet galėčiau daryti. Tai čia va po karjeras galėtų kažkoks klubas ar Lietkabelis tave darbinti, kad skambinėtumėt prie keliamėtum. Tai čia Jonai, žiūrėkit, nauja pozicija, žmogus žadintuvas. Nu čia geras sugalvoti. Matai, punktualus žmogus, tai patiktų tam darbui. Nes aš, pavyzdžiui, man didžiausias peilis vėlavimas. Aš nežinau, ta prasme. Jeigu man pasakė 6, tai aš atvažiuosiu, tai pasidėliosiu, kad aš jų nevėluočiau. Ir aš jau geriau pasėdėsiu mašinų ir ateisiu, čia nežinau, punktualiai, ten tą minutę gal, bet jau man, kai vėluoja, nežinau, man čia toks, nežinau. Nemeluojasi visą laiką pas mus laiką. Tu palauk, kelintų, 8-9. Jo. Gyvatės metas. Jo. Tai aš irgi, toks pat, gal čia iš to brožo yra. Nu, gal. Aš visą laiką mėgstu irgi atvažiuoti anksčiau, geriau palaukti negu vėluoti. Aš manau, kad ten tie turbūt metai, horoskopai kažkiek turi tų bruožų apibūdinimų savybių. Tai... Gerai, šitą įdarbinam, taip? Nu, palauk. O paskui apie algą kalbėsim kiek? Tai čia su Jonu reikės. Jonu užsiminsim. Davai, dar žmogus žadintuvas. Pažiūrėm, dar įvykdysi mūsų, ar ne, čia kokį darbėlį. Ką? Aikit savo, hebra, profesionalus gedėtojas, laidotojas, vadovas. Bet žinokit, tikrai būčiau prastas, nes turbūt jeigu reiktų, jau čia kaip sakyti, jau čia tas profesionalus gedėtojas, tai turbūt reiktų ir karstą nešti. Tai turbūt būčiau už daug aukštesnis, tai ant pėties nešinės labai taip nešant jau irgi labai ten, žinai. Aišku, čia šiais laikais turbūt daug kas urnas, bet jeigu reiktų, neneš, bet ateit palidėti prie karstą. Oi, ten kaip pagėdoti, labai prastas būčiau, žinokit. Ir šiaip tas jau toks profesijas, toks labai tokio, nežinau, tokio negatyvo. Net už daug pinigų neįtum, ne? Nu, toks, nežinau, gal daug pinigų duotum pradžiui pabandytum, bet paskui suprastum, kad ten, ne, hebra, šitą net nekalbam, meskit lauk iš šito darbą. Imam žmogų žadintuvą, tai va, Jonai, žmogus žadintuvas. Nu, matai, profesionalus gedėtojas, ne, tai čia dažnas Lietkabelio fans turbūt dirba. Dažnai tenka palydėti. Gerai, baigiam su žaidimais, duodam naujų Vytenį klausimų. Žiūrėk, čia įdomu klausimų mes turim. Kas Lietkabelė galėtų laimėti stand-up čempionatą? Stand-up čempionatai turi ir iškalbą turėti, humoro tokį supratimą ir bairiuką turėti, nu tai čia stand-up tai galima eit per Rūbinę. Danielius Lavrinovas. Kodėl jis? Nu, jis turi gerą tokį bairiuką supratimą, gal pradžioj jaudintųsi ant scenos, bet pramušt.
Bet jisai visą laiką aikštelį, ant suolo aikštelį, Toks tylus atrodo. tylus ramus žmogus žiūrė. Jo, bet ne, jisai juokingas yra, jo, ir pavairiuoja, viskas gerai. Tai va Danielius, aš manau, potencialiai va, galėtų, tegu, kaip sakyt, vis tiek ta karjera neamžina, kažkada baigsis, va gali biškai pasiruoš, va gal kažkada... Tu žadintuvas. Aš žadintuvas, jisai va. Jis ten datėvis. Aš kažkada irgi čia buvo internete įkelta, YouTube ir man atrodo visur vienų varžybų su tavim, žinai, garso takelis, kai tavo mikrofonas buvo prisekamas. Ai, su Jonava, jo. Jo, ir supranti, man labai taip teisėjo toks klausimas, sako, Vytenis, sako, kas tau šiandien yra, kažkoks tu netoks, kaip visą laiką, sako, žinai. Jis galvoja, mikrofonas tik kabintas negaliu. tai va, ir iš to toks klausimas, žinai. Aišku, vardų neminėsim nieko, bet apie teisėjus. Gal kokias pravardės esi sugalvojęs, ar čia... Ne. Nėra tokių, kad, žinai, pamatai jau... Ne, ten pravardžių tai niekas neturi. Ten, kaip sakyt, teisėjam man iš tam tikrą prasme gaila kartais jų, nes atrodo, kad jie niekad gerai nieko nepadaro, nes arba iš vienos komandos kažkas tai, arba iš kitos tai. Tai natūralu, kad rungtynės, emocijos, ten taip toliau visko būna, bet tos baigėsi rungtynės, supratai, kad mes savo darbą darėm jai savo, kaip mes kartais nedadarom kažko, kaip norim, taip ir jiem kartais ten natūralu viskas būna. Tai bet šiaip net ir tą savo kažkokią pavardžių nereik, bet ar Europos tauriai čia jam, bet kur, kad tuo teisėjas šits man nepatink, nėra tokia kažką. Ne, tai gal tiesiog Europai žaidžiam, toks kartais būna, jaučiasi, kad Europos taurės teisėjai kartais tokie atvažiuoja su mažesnė koncentracija, kaip apšilt prieš Eurolygą, nes tarkim dažniausiai būna jos siuntinėje, tai kad toks kartais jaučiasi, kad jie toks, ne tai kad atspėjo, bet tokie, galvoja, ateinam, apšilam ir vat Eurolyga jau bus rimtos rungtynės, taip toliau, tai vat kartais vat toks būna jausmas, o šiaip tai... Kartais mum, aišku, mes palaikom net kabelį ir mum pozityviai, sakykime, sunku stebėti, bet kartais atrodo, kad vienai komandai daugiau leidžia fiziškiau žaisti, kitai atrodo už tą patį švilpę pražangą. Čia tik mums taip atrodo, ar būna kartais tokių? Tai natūraliai kartais ir mums taip atrodo ten, kaip sakyt, natūraliai Europos taurėje žaidžiant tas kontakto lygis yra didesnis ir toleruojamas didesnis. Ir kartais tos pačios situacijos, kur LKL yra aiški pražanga, Europos taurėje ne, duoda to daugiau kontakto viso. Ir būna tų kartais situacijų, bet toks, nežinau, kažkaip, kad tokių ten, nežinau, šališkumų kažką, nu tai ne, nu tai čia visur jų būna. Tai kažkaip čia taip išskirti negali. Bet kaip dabar tu paminėjai, kontakto lygis skiriasi, tai jum patiem kartais gal sunku, ne, kad vienoje lygoje... Ne, tai kaip sakyt, aišku, kartais reikia laiko adaptuotis, nes natūraliai kartais atitarkuoja tos užpakalius Europos taurėje, apdaužo ten viską. Nu jau galvoju, grįši dabar, lemba mus daužia, tai dabar mes daužysim. LKL tu duodi to kontakto, teisėjai baudas, ir čia dar ką čia, o atrodo, tu ten nieko kažko, tai tiesiog tas skirtumas yra, tai kur vėl tada turi suprast, kur tas kontaktas toks, tai čia turbūt visus komandos, kur žaidžia, kur Europoje, tas visiems tas pats. O kaip tas jausmas to mikrofonu prisekti baigiuoti? Labai save turi varžyti? Tu kažkokių tokių negražių žodžių pavengti labiau. Kad pip nebūtų daug labai, o šiaip tai, nežinau, kažkaip tai kaip pradedi laksyti, ten atsijungi, pasimiršti, ten, tas žaidimas gal sustoja, kažkaip tai prisimeni, kai link kokių teisėjų eini. Čia aš užsirašęs klausimą, kuris komandos draugas vaidina rimtą, bet iš tikrųjų yra daugiausia juokdarys. Tai čia turbūt ir taip ir liekam prie Danieliaus tas pats. Nu jo, nes jis, kaip sakė, jis toks atrodo visur eina, toks tylus, ravus visą, bet toks, paskui apie žvejybą pradeda pasakoti. O tai čia dabar toks irgi įdomus tas klausimas. Jeigu reikėtų pasirinkti, pramestas metimas ar pamestas trenerio pasitikėjimas? Tai aišku, pramestas metimas, tik per rungtynės kiek pramesti. Jau kai trenerių pasitikėjimą prarasti, jau batai, kaip sakyt, sako, jau viskas. Nes kaip treneriai sako, jeigu mes dar ant jūsų rėkiam,
tai yra gerai, nes dar mes iš jūsų kažko tikėmės. Kai jau mes nebereiksim, tai jau supraskit nieko gero. Tai pramesim metimą. Einam į antrą dalį, labai nekantrauju. Einam. Turime dar tu vieną paruošę, tokį šposą, kur mūsų mergaitės tuoj atneš. Galvojam užduoti tau. Nu, čia ne Gal užduoti. reikės uostyti, ką Čia čia ne, daryti. čia pasidominti. Galvoju, kokių laidų gal prisižiūrėti. Gal atsigerti nori vandens? Sakai, prireiks. Nu čia jau, pasiruošk, žinok. Čia nieko dabar tau vėsnė reikia. Ten gyvas, negyvas. Ne. Čia Va, toksai tau žaidimas, taip ir ne. Tau reiks išsiaiškinti. Tikiuosi neužsimerkus. Ne, čia. Čia dabar yra dalinai, bent jau turėtų būti. Čia kaip tas žaidimas buvo taip ir ne. Iš Jo. užuomenų turėsiu pasakyti, kas Jo, tik maždaug tai ar ne. to skiriasi, kad užuomenų negausi. Pradžiai. Čia mūsų žiniomis čia yra daiktas, čia yra du daiktai vidai, kurie yra susiję su tavim. Iš kur mes šitą ištraukiam, tai turėsi mums paskui pats pasakyti, nes man atrodo suprasi. Tai du daiktai ir dabar tiesiog atspėk, kas ten gali būti. Tai batas gal bus? Ne. Ne, aplema čia būtų, tai ne. Tai dabar sakys taip. Gerai. Tau reikia išsiaiškinti, kas iš vis, kas su kuo ir kaip Ne, susiję. tai Tu aš- mūsų klausimės Ne, tai sakysim aš taip arba tiesiog ne. aš galvoju logiškai. Jeigu mano daiktas... Ne, kažkoks nebūtinai tą, bet su tavim turi sąsajų. Ai, Su su tavim manim. turi sąsajų, jo. Tai medalis. Ne. Ne. Nu, su manim sąsajų turi. Ne. Tikiuosi nevalgomas. Taip. Vienas iš jų. Vienas iš jų valgo. Tai vienas iš jų valgomas, ar ne? Pažiūrėsim, laiką turim, pavyks tai nesugalvoti. Gerai, vienas valgomas, o tai kitą ger galima turbūt, ne? Ne. Ne. Valgomas. O desertas? Ne. Tai čičinskas? Ne. Su manim susijęs, kas dar čia gali būti valgomas toks. Nu čia hebra jau užvarės gerai. Nu tai gerai, vienas valgomas. O tai jie, pavyzdžiui, vienas, kaip sakyt, su kitu susiję kažkoks komplektas, ar čia visiškai skirtingi... Čia visiškai skirtingi dalykai. Čia kaip diena ir naktis, ar ne? Jezus, Čia visiškai, ne. Kaip kosmosas ir žemė. O tai jūs bent realiai, Bet jie- bent realiai tikėjotės, kad aš atspėsiu. Bent įmanoma? Mes Įmanoma. manom, kad įmanoma. Vat vieną atspėką valgomus. Valgomas, nu tai gerai, tai tai su manim susiję. Tai čia Ką mėgsti, ką labiausiai nemėgsti, gal tas. Aš tai nežinau, ką tu mėgsti. Ką nemėgsti. Gal koks įvykis yra buvęs. Čia užuomenas jau aš pamėtau. harčios riba. Ar ne? Bam, tvitenis! O testas? Tai va dabar tu mums pasakyk, ko jie Jie bendrą dabar turi. bendrą turi. Nes man sakė, kad įdėti tą ir čia ir sąsais. Su 23 KMT. metais. Sakė, ir linksma Tai istorija buvo. harčio jo yra, bet covidas su 203 tai ne. Čia Gabas man pasakė. Tai gavus iš ką nupjovė. Tai, nes covido tada... Ne, bet va harčios riba tai... Aš jo klausiau, ar tu suprasi, ką reiškia karčionės, klausiau, gal koks linksmas įvyks buvo. Sako, tai dėk dar covidą, supras. Tai vat, ir nežinau, ką tas covidas sudaro. Ne, tai covidas tai buvo per kitus KMT, bet man galiausiai ne covidas buvo ten. Ten buvo taip, kad... Tai žodžiu, papasakok mums dabar, kas čia, kas čia ir ta karčios riba. Nu tai gerai, gal su COVID testu tai papasakosiu, nes čia dar ankstesnis negu harčio, tai tas metas kaip finalas, tai 22 metais Vilniui KMT. Nuvažiuojam, pasportuojam ir rytą ir iš vakaro pasportavom, šnaktį pabundu, tualetą bėgu vėmiu, viduriuoju, sėdžiu šalia tualetų, nes negaliu iki lovos nueiti, nes ant tiek suka, skauda, taip sakyt, vos ne koridorių šalia tualetų durų susisukęs guli, nes tik pajudė atrodo apsivemsi ir taip toliau. Nu, tą naktį išvarai viską, nu ką, tos rungtynės pirmos, pusryčių nieko negali valgyti, nes tik tai įmeti ir viskas lauk. Visą naktį ten vėjomės taip toliau.
Tai ką, pakalbė sudarom, ką darom. Tai nežinau, ten buvo tas gliukozės tabletės, po biškį atlaužė, biškį įsimetė. Sako, kad tos cukraus gaut, bandom apšilinėti. Apšilimą bandau daryti, bėgu į rūbinę, bandau vemtis, bet vemti nėra iš ko, tiesiog toks, kaip sakyti, tas refliuksas, žinai. Nu tai ir taip atrodo, einu žais, nes kažkaip kažką komandai reikia, nes ir nežinau kaip ten ką, ir tada tą rytą nugalėjom. Bet ten, ir po to Grajaus laimėjom, bet jau turbūt ant tiek jau save išspaudžiau viską, kad nežinau, grįžom po rungtynių, temperatūra sukilo, nieko negaliu. Ir gal tada ir tas galvoju, galvoju, kad covidas, bet ne, testą darė nebuvo. Tai vat, gal šitas gabas buvo su covidu, kad susijęt, o Charčio tai buvo Šiauliuose, tai gavom nuo to Žalgirio ten tam pusfinalį. Nu, tai gal biški tokių buvo situacijų, kur aš įsivaizdavau ten su kai kuriais žaidėjais, kad mes gal galėjom tas rungtynės labiau laužti, bet kažko pritrūko, tai gal toks biški rizlesnis buvau. Ir mes žaidėm ankstesnės rungtynės kitą dieną, ten gal 3 valandą, 4 buvo, kai būna. Ir natūraliai mes tada ne Šiauliuose gyvenom, o Radvilišky, man atrodo. Ten dar pavažiuoti ir turėjom tik tai video ir po to tokie, nežinau, kaip rančas, pietus ankstyvi ir nu aš nežinau, kaip vyresnis jau, taip jau į tas detalės kreipintis dėmesį, nu, tas maistas natūraliai, kad 4 rungtynės, ten apie 1,5 valandos būsim anksčiau, kad kažkaip lengviau užvalgyti viską. Ir aš taip ateinu ir Charčio sriuba padėt. Ir aš ten kažkaip tai Lukui ten padėjau, kaip čia kas, taigi ta prasme, kas čia bus privalgęs, sakau, jaunito Charčio sriubos, sakau, apsunkstas pilvas, ten mes su Luku biškilė, ten ir viskas, ir paskui kaip laimėjom, tai tas ir liko, tas Charčio sriuba. Ir aš prisimenu, treneris po rungtynių sako, aš ateinu pietaut, sako, nieko nesuprantu, tik tai tuos BK ten su Luku, sako, rankos jūs ten varotės. Sako, tai va toks ir... Čia kelintais, 3, ne? 23 jo Šiauliuose, kai buvo. Tai tą Charčios sriubos indėją reiks pridėti prie Nadarą. Jo, tai čia buvo kažkur tai... Tai va, 23 KMT. Nu, tai va. Tai va čia dabar projektuosim. Tai va, malonu prisimėti, tai visą laiką, nežinau, net mes dabar jau net būdavo kažkur tai eini, pamatai dienos pietus, Charčios sriuba, nu ir iš karto ten kebra, ką nors nuotrauką siunčia į chatą ten, ar nežinau, tai kartais ar Akodas ir visi ten ateina komanda valgyti Charčios sriubą, jeigu visi juoks, bet smagu prisiminti, susijęti, kai viskas, kaip sakyt, baigėsi gerai, gera emocija. Būtume, jeigu ir pralaimėję, tai turbūt niekas nebūtų prisiminę tokio dalyko. Fainai, iš tikrųjų. Jo, aš Gabo paklausiau, tai sakė, čia ir sąsajų, sako, Charčios sriuba, sako, įdėkit. Taip, tai čia va su tais COVID tais testais, tai ten, aš žinau, tais pirmais metais, ten po to COVID, tai ten iš viso ten būdavo tragedija, ten atsikėlė rungtynių dieną, sako, šiandien rungtynių nebus, nes priešingų komandai teigiamas. Tai man va su COVID dar vieną kartą buvo, kad su Rytu žaidėm išvykoj ir man naktį sukyla temperatūra, bet, nu, ta prasme, sukyla ten, nežinau, 308. Aš ten gal 6 ryto Martynui skambinu, sakau, Martynai, ką daryti? Sakau, nežinau, ką daryti, nes rungtynės šiandien, bet sakau, kaip ir turiu pasakyti. Tai įsivaizduokit, kokia situacija buvo. Mūsų buvo TV transliacijos rungtynės, tai LKL suskambina, LKL pakeičia, kad kitus transliuos. Tada aš rytą važiavau į Vilnių, ten tuo metu, kai būdavo tie punktai, paima iš manęs testą, Lukas buvo davęs raktus nuo savo buto, važiuoju ir sėdžiu bute pas jį ir laukiu atsakymą. Atsakymas būdavo ten greičiausiai 3-4 valandas, ta prasme. Tada komanda važiuoja iš Panevėžio į rungtynės ir nežino, kas bus, ar bus rungtynės ar ne. Ir
tada prisimenu, aš jau pusantros, gal apie porą valandų prieš rungtynes atvažiavęs prie arenos, mašinui laukiu, nes dar nėra atsakymų. Ir autobusas įvažinėja, ir Lukas man skambina, sako, gavom atsakymą, ne covidas. Tai tada rungtynės vyksta, įkali ten Koldrekso ir žaidė. Tai va dar va toks vienas niuansas. Tai va, čia daug tų dalykų vyksta, kurių nežinot. Nu taip. Ir kiek pamenu, ar pirmas, turbūt, kai covidas jau pasirodė, tą sezoną nebaigė LKL komandas, kad ir aš pamenu, kad Lietkabelis buvo antras ir tada, man atrodo, jūs prieš Švytą dar sužaidėt, pralošėt ir krytat į trečią vietą ir sezoną sustabdėt tada. Kažkaip taip ir buvo, ne? Ten paskui prasidėjo ten tie niuansai, kaip kažkodėl tai labai greit sustabdė, kitos lygos ten buvo sustabdė, vėliau pratęsė, ten nusprendė sustabdyti, kaip ir ten buvo tokie pasiūlymai, kad rezultatais remtis, kurie po 2 ratų buvo, nes buvo 3 rato vidurys ir, nu, kaip sakyt, visi gal rungtynių ir vienodai sužaidė, bet prieš skirtingas komandas. Nu, nežinau, tarkim, mes žaidėm prieš Rytą, o ten kažkas gal ten prieš, nežinau, Pasvalį ar kažką, tai kaip pavyzdys. Bet jeigu mes būtume po 2 ratų žaidė, mes būtume buvę antri. Taip, aš atsimenu tą. Ir ten, aš kaip suprantu, turbūt prasidėjo tos įtakos sferos. Bet aišku, tas sezonas ar ten antri ar treti, nu, tu neskaičiuotum to tokio tikro, tai vat, aš tą tikrą antrą skaitau, vat, nu, kai vat, sužaidėm iki galo ir buvom antri, tai čia per daug nesureikšminu, nes kitose šalyse tai buvo, kad iš visų tiesiog nutraukė ir nebuvo nei nugalėtojų, nei nieko, man atrodo, kai kur čia. Praeitam sezone irgi nedaug truko. Labai nedaug. 2 serijas Ryto, 3 pralaimėtas. Kaip sakyti. Jėgos pasivaigė, nes ten jau Nežinau, ko pritrūko, bet pritrūko ir kaip sakyt, praeina tas laikas, niekas neprisimena, ar ten buvo 3-2 ar 3-0, tai prisimena, kas perlipo tą etapą, tai kažko pritrūko. Tai. Mes kaip fanai, to jūsų 2-2 ir 3 Vilniui, tuo atidžiuojamės, nes mes kaip tik sektorius sugeneravom didžiausią žmonių skaičių, tai mums toks įsimintinas pasididžėjimas, nes į Vilnių mes tada atvažiavom 250 fanų, tai čia kaip tokia maža miesta ir tokiai mažai asociacijai buvo mums kažkas tokio, wow, žinai. Čia iššūkis buvo. Ką? Iššūkis buvo toksai. Jo, iššūkis buvo, nes rinkom 3 autobusus, rinkom ir juos gauti buvo sunku, nes, nu, čia labai greitai. Nu, tai sezonas, tai taip, nu, tai rungtynės, taigi ten vyksta, jeigu laimė, nu, tai va, 2 pasidarė, ten už 2 dienų buvo rungtynės turbūt. Tai. Aš atsimenu visą savaitę, aš ten sekmadienį ant telefoną ir rinkom žmonės, ir dar daug su mašinom, tai kai mes stovėjom prie Twimbet arenos ir važiuoja 3 Lietkabelio autobusai, fanų, taip širdį gera, buvo čia ta prasme, čia Lietkabelis, čia ne Žalgiris. Čia... Labai gerai, nu, tai vat, tos vyšnios ant torto pergalės pritrūko, tai vat, tęskit viską. Aš manau, gal kažkada ir uždėsim tą vyšnę tą ant to torčiuko. Aš manau, kad nedėkinga situacija mums buvo, nes tada žaidėm 7-ese, tai ten su pilna sudėtim gal ir kitaip galėjo. Gal su pilna sudėtim 3-0 būtume gavę, čia, nu, kas čia žino, kas kaip būtų. Ir šiemet pažiūrėsim. Nu, šiemet pažiūrėsim teisingai. Vitenis grįžė, ne vis tiek. Reikia tikėtis, pabučias padaužyti, kaip sako, ne? Varyk, Donce. Nu ką. Klausimų Vitenį. Nu, aišku, jau aš matau, kad Tenis iškalbą gerą turi, tai Rūbiniai kas iškalbingiausias? Tai greičiausiai, kad tu, ne? Tai ta iškalba vėl su kuo susijus, ar taip, kaip sakyt? Užmotyvuoti, išbarti ir taip toliau, žaidėjų, čia apie žaidėjų, žinai. Nu, tai tas pamotyvuoti, pabart, nu, tai turbūt jau čia jau kaip ir jau taip gaunas, kad tie vyresni žaidėjai, kapitonas turi kažką reikia pasakyti su to pamotyvavimu, irgi vėl matai, nu, tu jauti komandą, kaip sakyti, ten irgi tos būna rimtesnis rungtynės, jau ir taip daug ir treneriai akcentuoja, visi jaučia,
kartais irgi nesinori dar per daug kažką sakyti, kur jau tu ir taip matai, kad žaidėjai jau ten jau susikaupia ir ten nori taip toliau, nesinori perkot, bet faktas, kad vyresni žaidėjai, tai čia turbūt jau gaunasi tos situacijos, tai vis tiek jau man, Gabui, Doviui, Džemelui gal iš legionierių vyriausias toks, bet tokiuose situacijose mums daugiausiai tenka. Aišku. O šiaip, kas pas mus, Lietkabelio komandai toksai, tu mėgsti punktualumą, o kuris toksai yra iš tų žaidėjų, kuris vis dažnai mėgsta pamiegoti ilgiau, pavėluoti ar kelti? Nu tai, kaip sakyt, kai treniruotis būna 11 arba 12 val. Dienos, jau sunku pavėluoti. Bet šiaip tai visi ten, kaip sakyt, turi tas savo rutinas, kas anksčiau vėliau ateina, bet iš lietuvių tai aš net nežinau, žinokit, kad visi normaliai. Nu aš nežinau, man jau nuo senų laikų įskiepyta, kad, jeigu ten, pavyzdžiui, treniruoti 12, tai aš jau 11 būnu arenoj. Kad, tarkim, man ramiai persirengt, pasiruošti, ten savo kažką kiti žaidėjai gal ateina pusę. Bet, žinau, gal iš legionierių gal, pavyzdžiui, video, kai žiūrim, Džemelas būna ateina kelias minutės prieš. Ir, pavyzdžiui, kartais sakai, tu turi biškį anksčiau vien dėl to, kad, nežinau, šviesaforas vienas suges ir tu reiks ilgiau truputį, ar dabar, nežinau, sniegu kažkas ir nesinori tų situacijų, kad paskui, ypač kaip, nežinau, tarkim, blogiau žaidžia, kad jau taip jau treneris ir slėsnis, kad dar tą tokį dadėt, ko nereikia, tos kibirkštėlės. Tai, bet visi suaugę, visi žinom, tai, kai gera nuotaika ir kažkas pavėluoja, tai gerai, mums ten tą komandos biudžetą, biškį picų, chebra nuperka ar kažko, tai išsilaviruoja. O šiaip legionieriai neįsigąsta Panevėžio, vis tiek pasikalbat, kaip miestas, tai mes vis tiek, kad yra kas atvažiuoja iš didesnių miestų, iš didesnių, sakykim, kur teko žaisti ir ar kaip jie nepasakė, kad, Ne, tai faktas, kad kai kuriem vėl ten, kuriam tam amžiaus tarpsniui atvažiuoja, ten, nežinau, Džemelas atvažiavęs, jis jau vyresnis, jam patinka ta ramybė, kamščių nėra, taip toliau. Natūraliai, nežinau, kaip būdavo Beno Golomanas, jie jauni, be draugių, tai jiem kažkaip reiktų didesnių miestų, nes ten vienas Ispanijos žaidės, kitas toliau. Bet, ta prasme, visi priimdavo tai normaliai ir ten legionieriam atvažiavus, ten, kas jiem yra, čia Kaunas, Vilnius 1,5 valandos nuvažiuoti, kai laisvą dieną. Tai čia tam problemų nėra ir tai visi atvažiuodavo čia dėl krepšinio. Ir kad kažkokių tokių problemų būtų su kažkuriuo, kad dėl miesto jis čia dabar kažko, kaip sakyt, atvažiuoja ir dėl miesto nebegali žaisti ir čia jam, nežinau, gyvenimas dėl to nemielas, nebuvo. Tai, nes jeigu kažkoks tau žaidėjas ir buvo, tai turbūt derybų stadijoje, jis sako, man per mažas miestas, nežinau, man saulės reikia daugiau, šalta ir taip toliau. Tai aš manau, tokie dalykai čia įsisprendžia gal dar prieš. Dėl to šaltuko ir sniego, kaip jie reaguoja dabar, ypač legionieriai. Aš tai nežinau, aš tai džiaugiuosi, nežinau. Mes tai pripratę. Eilę metų tiesiog mes neturėjome to sniego, nežinau, man čia būdavo, jeigu pasninga, tai ten dieną, 2-3 ir vėl, o čia dabar toks matosi, tas sausis turėtų būti toks rimtas, šalta, bet tai bent balta, išeini šviesiau, to nuotaika geresnė, tai o legionieriai mes pasijuokim iš jų, kaip jie ten ateina, tai mum jau vis tiek ten ta pradžia paskui priprantinu kažkaip, tai bet Džemelas, jis ten, kur gyvena Amerikai, ten būna tų šalčių, Maikas, man atrodo, irgi ten apie Niujorką būna, ten ir Dosas, man atrodo, visi šiaip Kanadų, bet kur mums irgi buvo, tai kad mes neturim tų tokių, kur, nežinau, atvažiuoja ten iš Los Andželo, kur ten, žinai, žiemos nematė ir jo, tai kažkokių tokių problemų nėra, kad labai dejuotų. Čia kaip aš praeitą savaitę, šią savaitę, žiūrėjau Žalgirį išvyką ir Siską, kaip gal pats matei, kaip kažkur jie čia dabar žaidė, kur... Prancūzijoje? Ne, paskutinės varžybos. Virtus žaidė Italijoje. Tai ten
jisai išlipo ar kas iš lėktuvo, ar ten keletas snaigių krito, jis sako, aš tiek Lietuvoje, kad man šitas sniegas čia kaip vasara. Aš jau tiek laiką Lietuvoje, tai juokingai ten taip. Apie krepšinį dabar, jeigu reikėtų pasirinkti. Tritaškis per paskutinę sekundę ar laisva diena be treniruotės? Tai aišku, tritaškis paskutinė sekundė. Dar geriau iš vidurio paskutinė sekundė. Tai pirmėtėsi? Jo, ten tekė kelis tokius babūnės įmesti. Ne, tai aišku, metimas paskutinė sekundė. Tu man atrodo net vienam sezone, kitam sezone, kad pailiai buvai. Ne, aš vienam sezone ten gal buvo 2 kartai Europos taurė, jo. Ten, aš prisimenu, namie žaidėm ir paskui per atkrintamasias, kai su Virtusu žaidėm ten. Tai, nu, toks jo. Tai vat vienareiškiškai metimas paskutinėm sekundėm, ta energija ekstra užplūsta, dar jeigu tos paskutinėm sekundėm, aš žinau, ten kokios skirtumas svarbu ar dar kažką, tai čia, laisva diena bus vis tiek aš jau galvoju. Šnektas, kuris atostagauja pusę metų. Žinot, va, dar kitas dalykas, va, kai traumuoti žaidėjai, tai žinokit, treneris Darius Aučina, tai padaręs, kad suprastum, kad geriau bus sveikam. Tai darbo duoda, nu dar ta stadija, kad tokia dar truputį negali, bet jis tikrai pasiraitos rankovės ir atidirbti teks. Nebus radinės. Nebus. Nu, aišku, fizinę vis tiek reikia palaikyti. Ką darytum, jeigu vieną dieną reiktų treniruoti komandą? Treniruočiau? Nu, tai, sakyt, kaip vyresnis jau esu matęs, tai nemanau, kad būtų tokia tragedija pabandyti ir kažką. Jeigu aš dabar norėčiau eiti treniruoti iš karto, tai faktas, kad nes tos patirties reikia kažkokios dar, bet jeigu būtų situacija, nebūtų kam ir reikia, nežinau, 3 trenerius išvarė, rungtynės vyksta, tai eitum, darytum, ką reikia. O pats negalvojai niekada, tolimoje ateityje, dar tolimesniai. Netraukia tavęs pačio to? Nu, kažkiek traukia, kažkiek įdomu, kur pasisuks. Viena, kaip čia sakai, Dievo keliai nežinomi, ar ne? Tai manau faktas, kad aplink krepšinį kažkur būsiu, kai nebežaisiu, o krepšinis ten tų sferų, o Jezu, kiek, tai kažkur būsim, kur pačiam net įdomu. Mums irgi įdomu. Stebėsim. Kurioj aikštelė Lietuvoje neparankiausia, nepatogiausia žaisti, kaip tavo asmeniškai? Tokia aura tokia, ar dar kažkas, ar aplinka? Kad šiaip dabar LKL per tą eilę metų, tai čia arenos labai geros yra visur, tai aš nežinau, gal būdavo pasvalykai būdavo, bet paskui kai padarė tuos krepšius pastatomus, tai dar nieko būdavo, bet kai tie būdavo, nežinau, nusileisdavo, tai ten būdavo metai kažkas ten stogą deda, lentas judina, ten atbėga dar tas krepšys ten juda, tai iš to, o šiaip tai, nežinau, tas džipas tokia, kažkaip tokia aura, kad ten niekad taip nėra, nesinori žaisti, o daugiau visas kitas, tai nežinau, čia dar man tekia žaisti ir tai Sakalų, Kinsto salėje, tai ten būdavo žiemą atvažiuoja, kai legionieriai po rungtynių ateini ir atsuka dušose karštą vandenį, kad šilčiau rūbiniai būtų, tai tiesiog būdavo tokia kaip, nežinau, migla užsideda, nes šalta, garai pradeda eiti ir žinai, tai ten būdavo tokias patirtis, o dabar tai visur parketas geras, apšviestas, salės normaliai, naujos, taigi, man atrodo, LKL visur naujos dabar gaunas, tai idealios sąlygos. Bet šiemet džipę galėjot su Lietkabel pirmą kartą rytą, džipą vieną. Tai vis tiek emocijos geras buvo, ne? Vis tiek sakydavo. Ne, tai faktas tu kažkaip turi galvoti, ir kiek ten būdavo tokių rungtynių, kur atrodo jau laimėsi, perlauži ir vis kažkas jau atrodo neįmanoma, bet atsitinka. Tai, bet visos serijos anksčiau ir vėliau nutrūksta, tai gerai, kad jau nutrūko. Jūs vedėt, jau ten liko, nežinau, minutę, dar mažiau. Ir dar stovi ten, kas čia dabar bus, negi čia, ne? Jo, nes, irgi, žinai, tiek metų sekam paskui ten, jau važiuoji kaip iš kartą jau nėra nuotaikos. Aš irgi ten sėdėjau, tai galvoju,
kas dabar bus, davai, Hebra, laimėjom kažkaip. Super ten buvo. Jo. O šiaip, kai va taip emocijos pagavė visą kitą, kas labiau sunervuoja, ir tokį teisėjo šilpukas kažkoks, nu, tą mintim atrodo, kad kažkoks nesąmoningas, ar dar kai išgirsti kažkokius komentarus iš sirgalių, žinai, kai bėgi po šalį, kas arčiau sėdi aikštelės, kokį nors užmetą, kas labiau sunervuoja gali. Tai ta prasme, tie žaidėjai, bet sirgaliai, tai, nežinau, būna tie, kur kalba kažką, tai ypač priešininkų, kai žaidė, tai neklausai jų, nes, nu, dažniausiai tie, kur ten reikia kažką, nu, tai ten jie irgi reikia dėl kažko, tai labiau tai faktas, kad turbūt išderina kažkoks teisėjo švilpukas, jeigu jis tave veikia tuo metu, tu žaidi, tai kažkaip įtakoti, nežinau, gal 4 pražangą, dėl ko gal negali žaisti, ar galbūt pražangos jos nebuvo, jie kažkodėl sušvilpė, gal jau baudų metimai eina komandai. Va šitas labiau, o to sirgalius labiausiai nervina, kai jiem neatsakai ir jeigu kažką ir laimi tau komandą, tai jiem labai skauda. Tai šitas jo, nes jeigu tu pradedi ten su jais kalbėti, visų pirma, pats išsiderini, o antra jie laimi. Tai jie pasiekė, ko norėjo, tai reikėjo tą atlaikyti kažkaip. Mums labai linksma buvo, kai vėl prie to pačio grįžę džipę jūs laimėjo. Dabar aktyvus Vilnius, nu nesvarbu, bet šiais metais čia ir būdavo, kai mus vėliausiai išleidžia ir eina rytas ir gali, tai viskių komentarų gaudam visą laiką kaimiečiai, ką čia važiuoja, čia pralašit, žengia, o dabar, kai jūs laimėjot, visi eina galvytės, naleidė, mums taip gerai širdies buvo, iš tikrųjų, visai kita emocija. Nu jo, čia žinasi, ten Vilniui, kiek ten tam Vilniui tų tikrų Vilniečių. Labai nedaug, tai tikrai labai. Panežiūrėti darykim 4-3 universitetus ir mes turėsim pilną areną, man atrodo, žmonių. Mano pusė kaip viskas. Tai aš paskutinį Vytenį klausimą. Čia valandą tilpom, kaip čia tikrai. Paskutinį klausimą Vytenį, bet tokį konkretų ir patį sunkiausią, nes mes nežinom, ką daryti, mums patar. Pirk mums bilietas į KMT 4 ar nepirk. Tai aišku, pirkit geras renginys, geriausias Lietuvoje krepšinio renginys. Bet žinai, važiuoti rytas, pažiūrėk. Tai žiūrėkit, ta prasme, jau būsit užsirezervavę bilietus. O jeigu ką, brangiau parduoti. Tai va, jis negali konkrečiai pasakyti. Ne, šiaip komanda nusiteiks, ne vis tiek. Ne, tai faktas, kad nusiteikus ir, žinot, dar čia turim su Budišnu sužaist, grįš ir bus to laiko pasiruošti. Ir tikrai komanda jaučia tą rungtynių svorį, atsakomybę. Ir, kaip sakyt, aš tikiu komandą. Tai, Mes irgi kaip sakyt, užgarantuoti nieką negaliu, nes, kaip sakyt, čia tai sportas toks dalykas, bet aš tikiu. Nu, mes irgi tikimės. Nu, praeitais metais labai panaši situacija buvo, nes iš Kėdainių -1. Ką praeitais metais? Pasižiūrėkite eilę metų, gal visur ten taip, buvo tos linytės tokios plonos, tai... Bet šiaip komanda dar apie tai negalvoja, ne, vis tiek nešoka taip toli, galvoja labiau apie ateinančias varžybas. Faktas, kad negalvoja visų pirma, nu, tu iš anksto taip tas apie rungtynės akcentuodamas, galvodamas, tai visų pirma, kaip sakyt, ir psichologinį įtampą uždėti keli, tai kitas dalykas, kaip tu gali galvoti apie Utenos rungtynės, kai dar keliausiai į kitas rungtynės, tai automatiškai tu vienu metu nebūsi susifokusavęs 2 rungtynėm. Tai viskas žingsnį po žingsnio, aišku, gal treneriai dėliodami gal kažkokius derinius, žiūri, pasibandys gal kažkur kažką ten situacijas, tai čia šitie dalykai, bet komandų žaidėjai, tai ne, faktas, kad jie dabar dirba, koncentruojasi Budišnos, o grįž po Budišnos rungtynių prasidės pasiruošimas Utenai. Tai va, tiek, ačiū, kad žiūrėjot, paspaudžiat like, ačiū, kad klausėt, subscribe ir ką, susitiksim su Vyteniu dar šį sezoną susitiksim vis tiek ir iki pasimatymų. Okay.